Pabandysiu ir tilpti laiką ir kiek įmanoma tilpti lūkesčius, nesieksiu sąmoningai kažkaip tai nei pataikauti, bet manau, kad kelis dalykus galėsiu atliepti, kas buvo išsakyta ir ypatingai Onutės. Tikrai buvo labai geras pranešimas, toks strategiškas, istorinis, brėžiantis tokią liniją, istoriją, kurios kontekste ir mes šiandien veikiam ir nuo to nei galim, nei norim pabėgti. Tai šiandien pakalbėsiu apie psichikos sveikatos reformą, stengsiu akcentuoti holistinio požiūrio, psichikos sveikatos visose politikose požiūrio akcentus. Nežinau, kaip pasiseks, manau, kad spręsti jau ne man. Tai trumpai labai, tai psichikos sveikata tai yra būtina produktyvios ekonomikos, įtraukios visuomenės ir apskritai laimės sąlyga. Ir kaip ir buvo minėta, ekonominė našta, kuriama psichikos sutrikimui, yra didelė, milžiniška. Vien tik psichikos sutrikimai, nekalbant apie alkoholio vartojimą, apie tabako vartojimą, kas gali būti priskiriama irgi šitai grupiai, sudaro 4% BVP. Paskui sužinosite, kad Lietuvoje šita išraiška yra apie 1 milijardas eurų per metus. Tai yra apie 10 kartų daugiau negu skiriama visai psichikos sveikatos sistemai. Ir 1 iš 6 žmonių turėjo psichikos sveikatos problemų. Tai čia, kaip pažiūrėsi, turime statistiką, kad Lietuvoje 1 iš 8 turi diagnozuotų sutrikimų, EBPO sako, kad 1 iš 4 bet kuriuo momentu patiria sunkumą arba sutrikimą ir 1 iš 2 per savo gyvenimą patiria. Tai čia, tikrai natūralu, kad tai liečia mus visus, bet be abejo mes visi čia esantis tai ir žinome. Taip, toliau tai iš tikrųjų ir darbe labai svarbu ir pati neveikimo kaina yra labai didelė, nes ypatingai augantis depresijos, nerimo sutrikimų skaičius ir ypatingai vaikų ir paauglių populiacijoje dėl įvairių veiksnių, bet jisai iš tikrųjų, kaip ir buvo minėta, sutrikdo ir švietimo pasiekimus, ir galimybę dirbti darbo rinkoje. Ir apskritai per tą galima motyvuoti psichikos sveikatos kaip ir ekonominį intereso, kalbant su vyriausybė arba su kitais subjektais naudą. Jeigu žiūrėtume jau truputį labiau link savo sektoriaus, tai be abejo yra klasika, tai yra minėtas savižudybių skaičius, kuris tiesa per paskutinius 10 metų sumažėjo 2 kartus, ko galim pasidžiaugti. Tikėtina, kad esam vis dar pirmieji Europos Sąjungos kontekste. Taip pat alkoholio vartojimas išlieka didelis, nors ir yra sąlyginai gerokai sumažėjęs, tačiau vis dėlto didžioji dalis sutrikimų ir didžioji dalis problemų vis dar keliamas alkoholio vartojimo. Per 20 paskutinių metų sutrikimų skaičius išaugo, net ir tokių sutrikimų, jeigu čia gerai matau, tai čia geriau matosi, šizofrenijos. Ir kas rodo galbūt tokią populiacijos visuomenės jauseną, tai yra toksai emocinės, teigiamų emocijų indeksas, kuris pasirodo, kad vis dėlto mes jau 3 metus iš eilės esame 1 iš 10 mažiausiai teigiamų emocijų reiškianti šalis. Neigiamų emocijų indekso ir vertės nežinau, nes ten tik 10 aukščiausių ir 10 žemiausių šalių yra publikuojami viešai. Tai čia iš tikrųjų rodo ir tam tikrą emocijų raišką arba raiškos nebuvimą, kaip po vieną iš galbūt problemų, su kuria susiduriame mes kaip visuomenė. Kalbant apie sutrikimus, kaip ir minėta, nesikartosiu, 12 maždaug procentų, 1 iš 8 turi diagnozuotų sutrikimų, per metus prarandama apie 1 milijardą eurų dėl to. Ir kas yra įdomu, tai kad maždaug 1/8 visos neįgalumo pakoreguotos gyvenimo naštos, tai yra tam tikras rodiklis, kuris parodo, kiek pablogėja žmonių funkcionavimas. Ir iš tikrųjų maždaug 1/8 nuo visų praradimų, tos negalios, bet ne ta prasme, kad žmogus gauna neįgalumą, bet tai, kad jis negali galbūt dirbti, mokytis, jaučia kančią, yra sukeliama būtent psichikos sveikatos sutrikimų. Kas yra įdomu, tai kad iš tikrųjų pats didžiausias tarp visų sveikatos būklių sutrikimas, kuris sukelia pačią didžiausią kančią ir patį didžiausią neįgalumą, tai yra būtent psichikos elgesio sutrikimas, tai yra ūmi psichozė.
Ir taip pat iš 10 top didžiausių irgi 4 maždaug yra psichikos elgesio sutrikimai, kurie viršyje bet kokius ten onkologinius susirgymus arba ūmes traumas ir visa kita. Tai parodo apie tai, su kokiamis sunkiamis būklėmis mes čia visi esantys dirbame. Sistemiškai žiūrint, Lietuvoje vis dar išlieka žemas psichikos sveikatos finansavimas. 19 metų duomenimis jisai buvo 4,6%, kai EBPO šalių vidurkis buvo 6,6%. Tačiau turime ir gerėjančių naujienų, tai kad tas grafikas apačioje dešinėje rodo, kad tas augimas vis dėlto yra spartus ir netgi santykinai valstybės sveikatos biudžete šiuo metu mes per paskutinius 3 metus labai stipriai pasistumėjome priekį ir dabar preliminariais duomenimis jau yra apie 6,trupučiu% bendro sveikatos biudžeto. Tai iš esmės pasistumėjom beveik prie pat EBPO šalių vidurkio. Nebent jis per tuos metus dar pasislinko, kas irgi gali būti. Labai svarbus dokumentas pastaruoju metu išėjo Europos komisijos lygmenyje. Tai tikrai ES kontekste ir visam pasaulyje, tarptautinėse organizacijose psichikos sveikata taip pat matoma kaip prioritetas. Įvairiausių iniciatyvų yra ir viena iš tų iniciatyvų buvo Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalba metinė, kurioje jinai inicijavo arba paskelbė apie Europos komisijos komunikatą psichikos sveikatos visoje politikoje. Ir čia yra labai trumpas apibendrinimas, bet iš esmės kalbama apie tai, kaip psichikos sveikata, tą patį, ką ir Anutė kalbėjo, atsispindi įvairiose gyvenimo srityse, kaip ją veikia įvairios gyvenimo sritis ir, kas yra svarbu, ką mes imamės, bent jau Europos komisijos lygmenioje, ką mes imamės, kad keisti tą situaciją. Tai šitoje vietoje matyti, kas yra labai svarbu ir išeina už mūsų tiek ir tradicinių veiksnių, tiek ir to, kas yra už mūsų galimybių ribų, tai yra skaitmeninis pasaulis. Apie jį daug buvo kalbama ir komunikate, ir daug kalbama šiaip viešumoje. Ir prieš porą metų Amerika publikavo savo psichikos sveikatos strategiją ir viena iš prioritetinių temų buvo būtent socialinių tinklų, interneto reguliavimas, mažinant algoritmų kuriamą žalą ypatingai jaunimui. Ir dabar Europos komisija irgi prisivijo, prieš keletą mėnesių įsigaliojo naujas irgi teisės aktas, kuris labai stipriai veikia ir griežtina socialinių tinklų reguliavimą ir algoritmų naudojimą ypatingai jaunimui. Tai čia tiesiog vienas iš tų akcentų, bet be abejo tų akcentų buvo daug ir tikrai bandoma įgyvendinti tą psichikos sveikatos politikose principą. Mes kaip Lietuva taip pat netrukus, jau kitų metų pavasarį, pradėsim partnerystę tokiam tarptautiniam projekte, kur taip pat dalyvausim siekiant stiprinti šitą veiklos sritį. Ir labai svarbus yra ir kiti globalūs iššūkiai, kurių kontekste psichikos sveikata keičiasi, dinamika yra tam tikra. Tai yra tiek ir Rusijos karas prieš Ukrainą, energetikos krizė, infliacija, pragyvenimo išlaidos, bet taip pat ir labai svarbus dalykas yra klimato kaita, ypatingai jaunimui. Ir galbūt klimato kaitos nerimas sukeltas ir kities tarša taip pat, kuri tiesiogiai veikia psichikos sveikatą, pasirodo irgi labai stipriai. Tai visi šitie dalykai yra tas kontekstas, kuris dar tik ateina, kai kur jau yra labai aiškiai pasireiškęs, bet su kuriuo mes turėsime vis daugiau apie tai kalbėti ateinančius 10 metų. Kalbant apie konkrečiau šiek tiek arčiau žemės darbus, kurie vyksta arba jau įvyko arba dar vyks psichikos sveikatos srityje, sveikatos sistemoje bent jau, tai džiaugiamės, kad galima sakyti turbūt, kad psichikos sveikata yra šios vyriausybės tarp prioritetinių sričių. Tai viena vertus tai yra ir viena iš 5 sveikatos apsaugos ministro prioritetų, jau 4 metus identifikuojamas, tam tikrai skiriamas didesnis dėmesys. Ir taip pat yra visas rinkinys veiksmų vyriausybės plane. Ir kiekvienas iš jų turi savo istoriją, savo veiksmus ir savo projektus, kuriuos įgyvendiname ir gana aktyviai. Tai tikrai veiklos netrūksta. Jeigu žiūrint taip sistemiškai, tai yra 3 sritis. Tai yra asmens psichikos sveikatos sistemos reforma, visuomenės psichikos sveikata ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ir kontrolė. Jeigu pradedam nuo pirmos, tai tas skirstymas be abejo yra toksai dirbtinis,
viskas yra tarpusavėje susiję, tačiau jeigu kalbant jau šiek tiek pastruktūruoti tą veiklą, tai iš tikrųjų pradėjome dar 19, galbūt 20 metų pradžioje planuoti pokyčius, rėmėmės įvairiausiais šaltiniais informacijos, tiek ir statistika, analizėmis įvairiomis, mus lydėjo per visą kelią ekonominę bendradarbiavimą ir plėtros organizaciją, kuri padėjo mums susiformuoluoti Lietuvos reforminius tikslus, taip pat tarptautiniuose projektuose dalyvavimas labai pagelbėjo. Psichikos sveikatos strategija taip pat buvo įkvėpimas, ta prasme, kad nemaža dalis tų principų jie vis dar šiandien išlieka aktualūs ir iš esmės persikelia į reformos nuostatas ir tikslus, tiesiog kad kita forma. Ir taip pat be abejo viešosios konsultacijos su specialistais, ekspertais, statistikos analizė, gerųjų praktikų perėmimas ir panašiai. Ir, galima įvairiai konceptualizuoti siekiamus pokyčius, bet turbūt nieko nėra geriau kaip klasika. Tai yra PSO trikampis, kuris ir, didelę dalį esmės ir nusako. Pas mus dabar yra bent jau finansavimo prasme trikampis visiškai apverstas, tai yra stacionariniam finansavimui 20 metais buvo skiriama 2/3 lėšų, likusiai sistemai 1/3. Mūsų tikslas yra galbūt ne finansavimo prasme, bet bent jau paslaugų prieinamumo ir problemų sprendimo prasme tą trikampį apversti, pradant nuo bendruomeninių ir savipagalbos priemonių, kaip po pirminės pagalbos pirmojo laiptelio, ir paskui einant į pirminę priežiūrą, psichikos sveikatos centrų su komanda, tam tikrą skryningo ir, atrankinės patikros ir atpažinimo vaidmenį suteikiant ir šeimos gydytojams, kurie pamato praktiškai 90% populiacijos per metus yra labai geras vartininkas. Ir tada kalbant apie antrinio lygio ambulatorinės specializuotas paslaugas, tai yra dienos stacionarai, ambulatorinė psichoterapija, antrinio lygio gydytojų konsultacijos, aktyviaus gydymo bendruomenėje komandos, nauja paslauga, vadinama Assertive Community Treatment angliškai. Ir tik tada jau kalbėti apie problemų sprendimą stacionarinėje priežiūroje, kuri tikimės, kad ir jos finansavimas nors ir sumažės, bet jinai išliks svarbia ir nepakeičiama sistemos dalimi, ką matome ir kitose Europos šalyse. Praeitą savaitę aš buvau Airijoje ir jie turi daug mažiau lovų negu Lietuva, 1000 gyventojų, bet jau taip sako, gal persistengiam šiek tiek truputį, tai dabar šiek tiek padidinsim tų lovų skaičių psichiatrijos stacionare, bet kontekstu tai jie turi daug mažiau lovų negu Lietuva, tai tikrai manau, kad bus judėjimas toks. Tai iš esmės mes mažinsim, jie didinsim. Kalbant apie tikslus ir principus, tai reforma apibendrinom į 4 pagrindinės kryptis. Tai pirmoji yra horizontali, orientuota į kokybę, orientuota ir į tam tikrus paradigminius pokyčius. Tai yra stiprinti orientaciją į pacientą, diegti atsistatymo, tai yra recovery paradigmą ir žmogaus teisų principais grįstas paslaugas. Taip pat, tai jau kalbam apie pačią paslaugų sistemą, tai yra transformuoti paslaugas, mažinant stacionarinės ir plėtojant bendruomeninės ir ambulatorinės paslaugas, tobulinti kokybę, plėtojant psichosocialinės įrodymais grįstas ir integruotas paslaugas ir mažinti regioninius ir kitus netolygumus. Tai ir 4, matyt, yra ypatingai svarbus, turint omeny teisingumą, demokratijos principus ir kartu efektyvumą, nes kai kuriais atvejais būtent tos grupės, kurios turi didžiausius paplitimus tiek savižudybių, tiek ligų, tai yra ir tos, kuriuose pokytį pasiekti kartais yra didžiausią pokytį galima pasiekti investuojant į tas grupės, bet ne visada, čia toks bendras. Ir turime 3 horizontalius prioritetus, tai yra savižudybių prevencija, priklausomybės ligų gydymas ir vaikų ir paauglių paslaugos, kiekviena iš jų dar turi savo rinkinį veiksmų. Pagrindiniai reformos rodikliai tai yra lovų skaičiaus mažėjimas, savižudybių skaičiaus mažėjimas, pakartotinių hospitalizacijų skaičiaus mažėjimas ir psichikos elgesio sutrikimų stigmos mažėjimas. Ir vėliau taip pat išsikelsime tikslus dėl regioninių netolygumų mažėjimo, geresnės gyvenimo kokybės ir pacientų pasitenkinimo. Pastarųjų 2 mes šiuo metu dar nematuojam ir tikimės tą pradėti matuoti artimų metu, arba tiesiog kada jau atliksime paruošiamuosius veiksmus, nes taip pat gauti šios duomenys taip pat yra iššūkis ir savaime jau darbas.
Na, kalbant apie tokį plačiają prasme konceptualiai žiūrint paslaugų transformaciją per finansavimo prizmę, tai ta vizija atrodo taip. Tai kaip ir minėjau, 20 metais 2/3 finansavimas stacionarinėm paslaugom, 30 metais numatome, kad jau tik 1/3 finansavimas stacionarinėm paslaugom, plus maždaug apie 50% daugiau finansavimo psichikos sveikatai apskritai ir subalansuotas paslaugų modelis tarp psichikos sveikatos centrų, dienos stacionarų, aktyvaus gydymo bendruomenė komandų, psichoterapijos, psichoseninės reabilitacijos ir prevencijos ir stiprinimo paslaugų plėtra. Tai tą prevencijos stiprinimo norisi dar šiek tiek užkelti ambiciją. Žiūrėsim, kaip seksis. Džiaugiamės, kad šiais metais buvo skirta dar papildomai būtent psichikos sveikatos stiprinimui 1,5 milijono eurų iš vyriausybės, tai pavyko mums tą iškelti prioritetą ir pasidaryti. Tai iš esmės jau esam pasiekę 30 metų tikslą 24 metam ir bandysim dar spausti toliau. Apibendrinant ir atsakant matyti į Onutės klausimą, kiek investuojam apskritai stiprinimą, tai aš paskaičiavau ant kėdės sėdėdamas, kad apie 11 eurų gyventojai. Vietoj 6,8 dabar jau yra 11. Na, bet iki Olandijos dar tolokai, bet jau judam tą kryptim. Taip, kalbant apie konkrečius tada jau pokyčius reformos kontekste, tai turime tokias 5 didelius blokus. Pirminė, bendruomeninės paslaugos, stacionarinės, žmogaus teisės ir kokybė. Tai pirminėme lygmenyje turime psichikos sveikatos centrus, kurie yra beveik visose savivaldybėse, išskyrus Nykštukinės ir specialistų komanda. Tai kas yra planuojama, tai labai tokiais bendrais bruožais, tai yra visų pirma pakeisti šiek tiek paslaugų aprašą, siekiant optimizuoti pačių paslaugų tinklą ir gerinti komandinį darbą, išgryninti specialistų funkcijas. Tai keli iš tų pakeitimų tai buvo sudaryta galimybė teikti nuotolinės paslaugas ir socialiniam darbuotojam bei slaugytojam, tais atvejais, kai to reikia. Šiek tiek praplėsus galimybės teikti paslaugas į namus, kai tokių paslaugų reikia, tai gerinant bendruomeninį aspektą. Ir sugriežtinti reikalavimai dėl mažų centrų, neeliminuojant, tačiau darant tam tikrą spaudimą, tai kad jie vis dėlto stambėtų. Tai čia yra ir teisės akto įgyvendinimo klausimas, kalbant apie tai, kaip akreditavimo tarnyba, tai yra ministerijai pavaldi įstaiga, tikrina tokias institucijas ir kiek žiūri griežtai. Tai mes einam link tokio griežtesnio požiūrio. Kitas aspektas, labai svarbus atvejo vadyba. Jau yra iš principo sutarta įvairiose lygmenyse, kad nuo 25 metų atsirastų atvejo vadybininko pareigybė psichikos sveikatos centruose su papildomu finansavimu. Pagal planą tas finansavimas turėtų būti gana rimtas, tačiau žiūrėsime, kaip biudžeto dėrybų procese ar pavyks išlaikyti tą poziciją, bet kuriuo atveju papildomas finansavimas turėtų būti. Atvejo vadybininko funkcijos jau šiai dienai yra gana svarbios savižudybių prevencijos atnaujintam algoritme, tačiau taip pat šiuo metu už kokio mėnesio matyt prasideda projektas pilotinis, kuriame 10 psichikos sveikatos centrų jau išbandys įvairiom tiksliniam grupėm. Tai yra ir priklausomybės ligos, ir šizofreniniai sutrikimai, ir savižudybės grėsmė, ir kitos grupės atvejo vadybos modelių taikymas siekiant jų. Atvejo vadyba taip pat yra labai susijusi ir su atsistatymo, atsigavimo paradigmos įgyvendinimu, nes viena iš minčių yra tai, kad atvejo vadybininkas galėtų būti tas, kuris organizuoja paslaugas, vadovaujantis atsistatymo požiūrį, tai iš esmės orientuojantis į asmens atsistatymo tikslus ir aplink barjerų šalinimą, orientuojant pagalbos teikimą. Na ir šeimos gydytojo lygmenyje, kalbant apie, dar ko nepaminėjau, tai galbūt paminėsiu jau prie psichoaktyvių medžiagų vartojimo, tai kad siekiame stiprinti ir priklausomybių ligų gydymą psichikos sveikatos centruose. Tam irgi, tikėkime, pavyks skirti papildomą finansavimą, perkeliant dalį gydymo nuo specializuoto lygmens į pirminį, kaip ir turėjo visada būti. Ir taip pat ir su vaikais ir paaugliais yra tam tikri pokyčiai. Na, šeimos gydytojų lygmenyje, tai šiek tiek vėliau, 25-26 metais, numatome stiprinti skryningą. Tai iš esmės atrankinę patikrą, galimybę identifikuoti kuo anksčiau sutrikimų riziką arba pirmosius simptomus ir sklandžiau nukreipti į tolimesnę pagalbą psichikos sveikatos centruose. Bendruomeninės paslaugos ir stacionarai, tai
kokie yra planuojami pokyčiai, kaip ir minėjau, mažinti lovų skaičių, bet ne tik savaiminis tikslas, bet jisai turėti paraleliai su alternatyvių paslaugų plėtra, nes kitaip, ką parodė kitų šalių patirtis, tai gali išvirsti net ir tokie atvejai kaip Amerikoje, kai atsiduria kalėjimuose. Sutrikimų turintys žmonės tai yra pati blogiausia matyti vieta, kur būti tokiems žmonėms. Tai jau tas vyksta, jau yra pateiktos 40 paraiškų iš visos Lietuvos dėl psichiatrijos dienos stacionaro plėtros. Planuojame dar ir daugiau ateinančiais metais, taip pat ir aktyvios bendruomenės priežiūros, aktyvaus gydymo bendruomenėje komandų, kurių numatome steigti 14 iki 28 metų. Jos užtikrintų pačių sunkiausių pacientų testinę priežiūrą, tais atvejais, kai reikia užtikrinti medikamentų gydymą ir įvairius kitus dalykus tam, kad būtų retesni atkryčiai ir tų pacientų, kurie turi žemą pasitikėjimą psichiatrinę sistemą, nes tiesiog jie neturi vietos šiai dienai sistemoje. Jie yra mėtami nuo vieno prie kito, iš stacionaro į stacionarą, kartais iš viso niekur nenori vykti ir tik tai priverstinai hospitalizuojami. Tai būtent pasiteisinęs modelis yra proaktyvi pagalba per šias mobilias komandas. Na ir kas yra labai svarbu, tai yra valstybės finansuojamas psichoterapijos ir kalbėjimo, tai vadinamas talking therapies, ir jų plėtra Lietuvoje. Tai tiek ir specializuotų psichoterapinių technikų konkrečiom grupėm, kaip savižudybės srityje yra ASIP terapija, jau prasidėjo yra mokymai ir kitais metais turėtų 5 ligoninės, dar kitais metais 10 apskričių turėti šitas paslaugas. Na ir bendrai tos kalbėjimo terapijos, kaip kognityvinės elgesio terapijos metodų plėtra, dialektinė elgesio terapija ir kitos, bei žemos slenksčio terapijos, kurias nebūtinai turi teikti psichologas. Tai gali daryti ir slaugytojas, socialinis darbuotojas, gal net ir visuomenės sveikatos specialistas visuomenės sveikatos biurose. Tai čia žiūrėsim, kokia bus situacija, bet tikrai matome, kad poreikis yra milžiniškas, specialistų dar ilgai nebus paruošta ir jie vis tiek didelė dalimi išeina į privatų sektorių dėl kainų skirtumų. Tai bet kuriuo atveju didinant paslaugų prieinamumą, remiamės įrodymais grįstais modeliais ir jų didesnių prieinamumų visoje Lietuvoje. Kalbant apie žmogaus teisės, tai kaip ir minėjau, yra atsistatymo paradigmos diegimas tiek ir per mokymų programas, kurios yra numatytos konkrečius įrankius, tai yra atsistatymo plano išbandymą įstaigose per tam tikrus reikalavimus paslaugoms, kaip pavyzdžiui, labai geras pavyzdys psichiatrijos dienos stacionaras. Komandoje yra 6,5 specialisto, iš kurių 6 specialistai, būtent iš kurių vienas arba netgi 0,75 yra psichiatro. Visa likusi komanda yra orientuota į būtent tą psichosocialinę elementą ir jo gydymo sistemą tam, kad mes eitume prie kitokios, galėtume praktiškai gyvendinti kitokį psichikos sutrikimų gydymą. Pasaulio sveikatos organizacija yra išleidus tokią programą vertinimą Quality Rights, kuri yra esmė, kad vertinti įstaigų atitikti žmogaus teisėms pagal neįgaliųjų teisų konvenciją. Jau yra priimtas aprašas ir tas pradeda įsisukti kaip rutininis įgyvenimo mechanizmas. Lietuva minima net ir Europos ir pasaulio kontekste kaip vienas iš gerųjų pavyzdžių įgyveninant žmogaus teisų stiprinimą sisteminiu mastu. Tai be abejo, iniciatyva tik prasideda, bet tikimės eiti nuosekliai tolyn. Peer support arba lygus lygiam specialistų įgalinimas ir raida. Čia tikrai Lietuva gerokai atsilieka, nes kai kurios šalys jau 70 metais tai yra įgyvendinusios žmonės, kurie turi psichikos elgesio sutrikimų patirties, kartais yra geriausi patarėjai arba kartais mediatoriai, vilties suteikėjai žmonėms, kurie vis dar eina per tą atsigavimo atsistatymo procesą. Tai tikrai yra pasiteisinęs principas kitose šalyse. Lietuvoje taip pat mes numatome tą išbandyti ir įdiegti. Na ir prievartinių priemonių mažinimas, tai yra tiek per mokymus, deeskalacijos mokymus, įvairias kitas priemonės, jau teisinės kai kurias siekiant, kad nėra tiesioginio tikslo mažinti prievartinių priemonių, yra tikslas išvengti situacijų, kuriuose prireiktų tokių priemonių. Tai čia irgi matyti yra labai svarbi skirtis. Rengdami priverstinės hospitalizacijos prevencijos planą svarstėme, ar įsivesti rodiklį, kiek turėtų būti sumažėję tų priverstinio hospitalizavimo, nusprendėm, kad to nereikia, nes tai gali tik tai iškreipti sistemą tais atvejais, kai reikia priverstinio hospitalizavimo ir turi būti suteikiamas, o mes ką turime siekti, tai yra, kad nenueitume į kitos situacijos, kuri to prireikia būtinai. Na ir paslaugų kokybės gerinimas, tai šioje srityje
Tai yra jau tokie, labiau sakyčiau, higienos klausimai, bet jie taip pat yra labai svarbus. Tai visų pirma, ne tik higienos, iš tikrųjų ir tam tikri ėjimo į turinį, kaip yra teikiamas paslaugos. Tai yra paciento keliai arba gydymo diagnostikos metodikos, gairės, jų atnaujinimas plataus masto ir skaitmenizavimas, integravimas su informacinėmis sistemomis, kad galėtume vertinti, kiek įstaigos veikia pagal tuos paciento kelius, kurie yra patvirtinti. Be abejo, įtrauksime platų ekspertų ratą į tų paciento kelių svarstymą. Džiaugiamės, kad pavyko preliminariai kol kas užmėgsti partnerystę su Anglijos organizacija NICE Guidelines, kurie iš tikrųjų vienus iš turbūt kokybiškiausių mokslinių tyrimų apibendrinimų daro ir turi tam tikrus pacientų kelius ir netgi metodiką, kaip adaptuoti kitose šalyse. Bandysime ir jų pagalbą pasiremti, diegiant paciento kelius ir metodikas bei gairės Lietuvoje. Psichologinė vertinimo įranga adaptavimas svarbus, tuo, kad psichologai, jeigu kažkas iš čia esančių yra psichologai, tai turbūt žinote, kad net ir universitetuose kartais iki šiol dar mokama, kaip naudotis nelegaliais psichologinio vertinimo įrankiais, nes nėra licencijuotų, nėra adaptuotų įrankių, kurių reikia specialistams. Tai šitą taip pat paleidžiame jau turbūt kelių mėnesių bėgyje tokį kvietimą. Ir paciento atsiliepimais grįsto vieningo kokybės valdymo diegimais. Tai iš esmės visų pirma, ką turime, tai rinkti paciento atsiliepimus apie tai, kaip teikiamas paslaugos. Turime keletą gerųjų pavyzdžių Lietuvoje, tačiau norime juos įdiegti šalies mastu. Ir paskui naudotos duomenys labai praktiškai tam, kad diena iš dienos reflektuoti, kaip mums sekasi teikti paslaugas, ką mes galime daryti geriau ir tiesiog komandoje tariantis tobulinti tų paslaugų teikimą. Ir kaip minėjau, yra 3 tikslinės grupės. Labai plačiai neišsiplėsiu, nes matau, kad ir laikas tiksi ir dar liko visuomenės sveikatos dalis. Tai savižudybių prevencijos srityje atnaujintas nacionalinis veiksmų planas. Labai svarbus dokumentas todėl, kad svarstydami ir tą dokumentą mes ne tik tarėme su ekspertais, bet ir svarstėme labai detaliai, kaip įgyvendinsim kiekvieną priemonę su finansavimu, su žmogiškaisiais ištekliais, su resursais, su derinimu su kitom institucijom, konkrečiais modeliais. Tai reiškia, kad plano priėmimas nėra tik popierius, tikimės, kad pavyks tas priemonės įgyvendinti ir pakankamai veiksmingai. Jau atliktas darbas, tai yra paciento kelio arba to savižudybių prevencijos algoritmo peržiūra, kuri davė tam tikrą postūmį. Aišku, didelė padėka ir valstybiniai ligonių kasai, kurie ir finansiškai prisidėjo prie to postūmio, padidindama 6 rodos kartus psichosocialinio vertinimo atlikimo įkainį, dabar jis prilygsta antrinės paslaugos įkainį, kai atliekama pirminiam lygmenyje. Ir testinės priežiūros tam tikrą skatinamąją paslaugą įvedė, kuri taip pat, kiek girdėjome, dar duomenų neturime, bet tikrai suintensyvino pagalbą šitai tiksliniai grupiai. Taip pat yra visas kitas paslaugų komplektas, kurį galima rasti ir pačiame plane. Priklausomybės srityje irgi yra ilgai negavusi to tinkamo dėmesio sritis. Po truputį pradedame ją stiprinti, apštyti, gerinti. Tai, kaip minėjau, vienas iš bendrųjų akcentų yra kuo labiau integruoti priklausomybės ligų gydymą į bendrąją sveikatos priežiūros sistemą, išplečiant tiek Minesotos psichosocialinės reabilitacijos paslaugas į bendrasias ligoninės už Respublikinės priklausomybės ligų centro ribų, į pirminį lygį, tai yra šeimos gydytojai, psichikos sveikatos centrai. Ir ankstyvųjų intervencijų plėtra, prevencijos stiprinimas, metimo rūkyti pagalbos stiprinimas. Tai labai tikimės, kad pavyks patvirtinti aprašą šeimos gydytojų, to vadinamo brief intervention. Iš esmės paklausti, rekomenduoti, nukreipti metimo rūkyti pagalbai. Ir jau turime, kas ir tą pagalbą teiktų, tiesiog reikia tokio šeimos gydytojų įsitraukimo šioje vietoje. Ir vaikai ir paaugliai. Tai čia turbūt viena iš tokių sudėtingesnių sričių. Šiuo metu dirbame su darbo grupe, ieškome tų gerų sprendimų, ką galėtume šitoje srityje nuveikti ir kaip sustiprinti. Finansinė paskata vaikų ir paauglių psichiatrų įsidarbinimui psichikos sveikatos centruose jau yra. Tai yra labai reikšmingas indėlis, jeigu centras turi 6000 arba daugiau vaikų, jis gali įsidarbinti vaikų ir paauglių psichiatrą pilnu etatu ir išgauti už tai tikrai solidų atlyginimą,
papildoma ir tas tikrai skatina pirminės priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams ir paaugliams. Turime iššūkį su specializuota pagalba ir vis dar sprendžiame, ką daryti, bet tikimės, kad ją irgi pavyks išplėtoti. Kalbant apie visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą, čia yra 3 tokios dedamosios. Tai dirbam labai aktyviai su Higienos institutu, labai dėkojam už aktyvų įsitraukimą ir tikrai labai komandišką darbą šioje srityje, plėtojant, pavyzdžiui, psichikos sveikatos ambasadorių programą, po mano minėtų prekės ženklų Žvelk giliau. Ambasadoriai tai yra žmonės, kurie patyrė psichikos sveikatos sunkumų arba sutrikimų, arba su jais susidūrė savo artimoje aplinkoje, kurie savo bendruomenėse arba viešumoje, žiniasklaidoje pasakoja apie savo patirtis iš pirmos perspektyvos ir čia yra įrodymais grįstas praktiškai vienintelis būdas, kaip iš tikrųjų sistemiškai ir plačiu mastu keisti visuomenės požiūrį į psichikos elgesio sutrikimus. Ir tą jau pradėjome įgyvendinti šių metų balandžio mėnesį, planuojame bent jau iki 30 metų pratęsti šią veiklą. Na ir šią dieną jau turime 14 koordinatorių, kurie prižiūri arba padeda, remia mūsų ambasadorius ir 80 ambasadorių, kurie nuolatos veikia bendraudami visuomenėje, skleisdami savo patirtį. Komunikacijos kampanija yra kita dalis, tai yra, kaip ir minėjau, 7-10 metų kampanija, kuria dabar kaip tik yra rengiama strategija ateinantiem 3 metam, padidintas finansavimas gana reikšmingai ir po skėčių Žvelk giliau. Tai va čia matote logotipą, galbūt dar pamatysite kažkur kitur viešai, tai irgi kviečiu atkreipti dėmesį. Na ir psichikos sveikatos raštingumo didinimo veikla, tai yra iš esmės kelioms tikslinėms grupėms orientuoti mokymai, kurių tikslas yra padidinti žmonių supratimą apie tai, kas yra psichikos sveikata, kaip ją saugoti ir puoselėti, kaip teikti galbūt pirmosios psichologinės pagalbos įgūdžius tam tikrus, na ir kaip kreiptis pagalbos, kur kreiptis pagalbos ir kaip padėti kitam kreiptis pagalbos. Tai šitą mokymus taip pat planuojame paleisti jau pradėdami projektą kitais metais. Be abejo, yra daug kitų iniciatyvų, kurių čia visų detaliai nevardinsiu. Kuo ypatingai džiaugiamės, tai yra psichologinės gerovės paslaugos biurose, kurios tikrai pasiekia didelį skaičių žmonių, apie 30 000 kiekvienais metais. Jos yra pakankamai žemos lenkščio, prieinamos, įvairios paslaugos yra siūlomos anoniminės ir tiem žmonėms, kurie dar nėra galbūt pasiruošę kreiptis psichiatro pagalbos arba kuriems nereikia, jie ateina čia, kai kada yra nukreipiami į psichikos sveikatos centrą ir tikrai dirbame dar labiau stiprindami šias paslaugas. Taip pat yra socialinio recepto iniciatyva, kuri prasideda jau nacionaliniu mastu ateinančiais metais. Šiais metais buvo pilotavimas mobilios psichologinių krizių komandos ir skambučių centras, savižudybių prevencijos sritis. Na ir dar turime kelias tokias karštas temas šiuo metu. Tai yra ir pogimdyvinės depresijos tema, kur taip pat yra kompleksas veiksmų, kaip įtraukti akušerius, slaugytojus, šeimos gydytojus į atpažinimą, pagalbos teikimą, jaunimo, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas ir demencijos tema. Čia galite pamatyti mūsų kelias svetainės, tai yra Tu esi, Žvelk giliau, Pagalba sau, Aš kritiškas, kurios, tiesiog yra ta vieta, kur gali žmonės patys susirasti informacijos. Na ir paskutinė, tai yra psichotropinių medžiagų vartojimo kryptis. Turime 4 projektus. Labai didelės viltis dedame į prevencijos modelių diegimą. Tai iš esmės daugam galbūt girdėtas Islandijos modelis. Yra ir daugiau tokių modelių, kurio esmė didinti apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnius, dirbant labai žemame bendruomenės lygyje, ten, kur yra aišku, kur yra tam tikros bendruomenės telkėsi. Tai čia būtent į savivaldą eisim, nes savivalda gali geriausiai adresuoti visą kompleksą veiksmų. Ankstyvosios intervencijos programų įvairovės didinimas, jau šiuo metu yra rengiamas projektas. Nacionalinė metimo rūkyti telefoninė linija jau yra steigiama šiuo metu, nuo kitų metų pradžios pradės jau veikti. Na ir taip pat jaunimo paslinksimo vietų ir kitų vietų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir žalos mažinimas. Tai yra toks švediškas STAD modelis, kurį taip pat diegsime visoje Lietuvoje.